Šiandien mitingas, tas piketas vyksta dėl Lietuvos energetikos nepriklausomybės politikos. Kadangi dabar vyksta diskusijos ir Seime turi būti svarstytas įstatymas dėl energetikos priėmimo, todėl ir mes kaip profsąjungos aktyvistai, kaip ir Sąjūdžio žmogaus teisės gynėjai, čia Vilniaus atstovai, nutarėm surengti piketą ir atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį, kad vis dėlto strateginės reikšmės įmonė, kaip atominė elektrinė Ignalinos, turi priklausyti valstybei visiškai, o ne į privačias rankas atiduoti. Tai yra žlugdomas ir valstybės saugumo interesas, ir visuomenės interesas, ir palaipsniui, kaip ta prekybos mafija vadinama VP Market arba Maxima, stengiasi užgrobti ir dominuoti, tai čia yra, galima sakyti, ir faktiškas pačios valstybės užgrobimas. Todėl mes labai priešinamės. Tai buvo ne pirmas ir paskutinis piketas, buvo ir anksčiau piketų, kitos profsąjungos tenais atkreipė taip pat dėmesį valstybės vadovą ir Seimo narius. Tačiau nežinau, kaip išeis, kad ar mums pavyks prilaikyti tą motyvą, kad vis dėlto tas objektas turi išlikti valstybės rankose, pilnai dominuotų valstybės kontrolė šio klausimu.